Sveiki. Pirmasis šimtukas šiandien nusimato. Nu, ne mum, bet tikiuosi, kam nors bus pirmasis vis dėlto. O, koks šildėjimas. Kažkaip keista, kaip mašinų. Tai va, paskelbiau pirmąjį šimtuką. Pasižymėjo gana daug žmonių. Jaučiu, bus rekordas. Greičiausiai bus rekordas, nes vien mūsiškių, man atrodo, apie 15 kažkas tokio. Net neskaičiavau, nes ir Stravoje žymėjosi, ir Facebook'e. Važiuojam su savo gražiaisiais dviratukais, kurie išvažiuoja, nežinau, porą kartų į metus, tik tai specialiai ėmėm šituos. Su vidiniam pavarom, 8 pavaros. Čia, kad mum nekiltų pagunda labai ten šauti į priekį. Nes žvėriukai šiaip faini, geri, gerai riedantis. Ir su graveliu, manau, mes ten, biški atsuktume. Pagal savo galimybės, aišku. Bet kadangi tik sezono pradžia, tai spėju, kad naujokam bus labai sunku pasivyti. Tai ėmėm specialiai tokius lėtesnius dviračius. Žodžiu, minsim Linkėnus. Parinkau lengviausią maršrutą įmanomą. Žodžiu, kažkoks judesys didelis. Kažkoks labai didelis judesys, ne? Daug mašinų, kaip niekad šeštadienį ryte. Tai varom iki Lukiškių, pravesim briefingą kažkokį tai ir lėksim. Taip? Aš manau, kad toj pusėje blokada, dėl to jis ir varo. O kur blokada, kurioje pusėje? Nežinau, reikia susimokėti, kad gautum. Aš vakar bandžiau atsekti Stravoje, kas, gal jau pravažiavęs, nes jau nuo vakar. Bet neradau nieko. Nuo savo gravelio padangas permečiau. Biški blemba sėdynė per aukštai. Taip, gerai, Gedas ten su problemom parodė, kas. Pasižiūrėk, man atrodo, kad yra kažkoks liuftas. Jo, va, sukasi, matai. Aliumininį duok, čia uždėsim iš viršaus, kad aukštis nesikeisto, kad neklibėtų. Vienas jis jau buvo viršui uždėtas, aš jį paskui ją... Tai nesvarbu, tu jos kaitalioji kiek nori, bet pats bendras aukštis tai nesikeičia. Remiasi šitas kepsas į šakės tą styrerį ir viskas. Jis, matai, yra pagilintas čia ir jisai remiasi į šitą šūdą, o neturėtų remti. Nereikia atlaisvinti. Atlaisinsim, tai. Noriu, kad čia dabar nepabėgtų viskas. Ir šitie... Viskas jau nebesisuka, priveršta, Maks. Ko tu taip pabėgai nuo visų? Aš iš vis noriu bendrą padaryti nuotrauką. Tu rimtai? Ką yra, žiūrėk, va. Stabdžiai yra. Šaunuolis. O kaip padarė, atrodo. Klausyk, daug man pravažiuoti su šitom padangom. Visio, viso, hebra. Labą dieną. Viskas turbūt, ne? O tiesa yra Tomas, kaunietis, su dronu. Ai, tai tu? Tai ko neprieini pašnekėti? Droną turi? Sveikas. Hebra, prieikit biškį arčiau. Tai va, aš turėčiau skelbti kalbą kaip organizatorius, bet aš neparašiau. Negalvoju, kad tiek daug bus. Pirmas klausimas yra žmonių, kurie realiai pirmą kartą šimtuką mins apskritai. Ar čia visi jau minė bent kartą? A ne? Vienintelė? Panašiai kaip Aistė kažkada buvo irgi vienintelė, bet kai davė, tai davė. Gerai, kiek esi daugiausiai numinus? 50. Bus iššūkis. Bet parinkau trasą realiai lengviausią, kokią sugebėjau. Pagal savo skonį maršruto nedaviau, kad neišsiskaidytų grupė, bet tikrai nepasiklysit, manau, visi žino tą taką aplink Vilnių 100 km, tai ten sužymėta. Several hours later. Tai tiek turbūt. Kur mano dviratis? Tarkim buvo. Tai viskas kirstomės. Iki kito šeštadienio. Taip, tai dabar link Belmonto. Gedo prospektų per Užupį ir iki Belmonto.
Jau pamiršau, kiek žmonių realiai. Regina suskaičiavo apie 30. 28 berot. Kasparai, tu ne paskutinis? Būk paskutinis. O, būk paskutinis. Šitas kietas. Kasparas kietas. Arba trenktas biški. Važiuojam. Visa chebra kažkur į priekį nulėkė. Gale tik Kasparas su Vilium liko. Čilina. Regina va. Galiorkoj. Reik pasivyti. Nu kaip to? Sunku? Sunkiausias pavaros, ne? Kam nors reikia kažką... Kas nori dovanų? Turim tokių, kurie viską geriau kiša kišenės negu ant dviračio. Dviratis turi būti maks lengvas. O kad čia prisikrovęs kaip kupranugaris dzins. Tai kur tavo dūra? Labai jautrus? Jis labai nori man naują dviratį. Kaip jūs? Puikiai. Ne per lėtai? Tu berods, nesakei, kad tau bus čia pirmas. Tai, labai tikiuosi, kad pavyks. Kodėl žygis vadinasi pirmas 100, o pirmas 100 tik vienas žmogus važiuoja? Kaip... Čia pavadinimas būtent va tokius priviliot. Pas mus tai jau, kai varom ne su naujokais, tai rašau tiesiog 100 ir tiek. Bet va, vis dėlto pirmas 100 bus žmogui, tai galėsim švęsti. Krikštysim, jo, tiksliai, blemba, reikia tokią tradiciją, reikia sugalvot. Ko ten reikia, miltų, kiaušų? Gerai, tai turbūt visi, ne? Hebra, judam! Hebra nulėkė. Laukiam Kasparo ir Mariaus, bent jau man pasakė, kad jie liko. Blemba, gal kažkas atsitiko. O, matau, baltuoja kepurytė. Parodyk pintą. O. Nesikeik, filmuoju. Linkėjimai.
Pamiršau, ką reiškia per smėlį važiuoti. Spėk, Rimvydai. Ar spėja ten hebra? Čia sukam ir tikrai labai pamažu riedam, kad atsikvėptų žmonės. Aš irgi atsimenu, man 100 buvo toks kosminis atrodė skaičius. 30, 40 numenį ir oho. Paskatin toks lievas skambaliukas. Va taip turi skambėti. Nu ką, galim čia gauti tešlų turbūt šitam miškelėje. Kur aš čia įlindau, pats nežinau. Ir kam aš čia įlindau, nežinau. Geras dvirtakis. Aš tai Kasparo laukiu. Kasparai, ne ten važiuoji. Neįdomus tai. Nu, davai. Gedai! Lėtink! Nėra Stasio. Ai, turėjo prisijungti. Taip, jis turėjo čia mūsų laukti. Pasirodė tenai, va. Šalia. Aš sakiau, prie Aibės, gal 3 kart vakar sakiau, yra 2 pardos, lauk prie Aibės. Aš ant sėdiko atsibūdęs liebu, klausiu, gal pamatys. Jau būtume išvarę. Tu nuvysi. Žinok, būtume nuvarę, jeigu jūs neprisiskambintų, aš tau skambinau, tu neatsiliepė. Tai va, kitą kartą organizuosim kokį nors rimtesnį biškį. Pas mane būna penktadienį, užeina, davai, paskelbsiu. Kitą šeštadienį tai ne, nes ten Velykos, nieko ten nesurinksim turbūt. Tai po Velykų. Bet biškį ir tempą didinsim. Mes, kai nesportininkai, tai tas didesnis tempas tai nedaug didesnis negu čia dabar. Aš taip tikiuosi, kad ta mergaitė 100 padarys, nes vienintelė, kuri dar 100 nėra minus. Nu, judam! Fainas takeliukas. Oi. Gerai, kad vos nenukritai. Tegul pravažiuoja vaikas. Su mumis varai? Ne. O šitas tai blemba kadras. Bet tu supranti, kad tai, kad vienas bėgis, tai čia huine. Pas jį fiksuotas tas bėgis, va čia yra visa esmė. Nes daug kas nesupranta, kuo skiriasi fiksas nuo single speedo. Ai, tai kad pastoviai sukasi? Pastoviai turi mint. Vakar ratą ištiesino įdelį, žiūrė. Nu jo, va tai sukasi. Biškai vis tiek, o ne priekį lekia, nežiūri, vargšo Kasparo nieks nelaukia.
čia dar sustojo, kažkas atsitiko turbūt. Prakovas. Į kurią pusę, žinai, bent sukasi veržlės. Gerai, kad Kasparą turim, nes jeigu ne Kasparas, tai aš nežinočiau. Jis jau pakelk biškį. Tada geriau ir nuokišti. Palava taip. O, tai gerai. Laikinį. O, palava yra. Va, yra. O čia plento? Chebra? Plento kainas? Tiesiog žmogų. Tai man bent ratlanką jos, tai bent kokia yra. Mačiau, sorry. Va, likom 5. Visą Chebra nulėkė. Va, dėl to... Mes dropinam, nu. Vat neturėtų nieks maršruto išskyrus mane, tai stovėtų prie posūkio ir lauktų. O dabar kažkas turi ir lėkė visi savo, visiems dzin. Ir va taip pat ir būna, kažkam prakolas ar dar kažkas atsitiko, nepastebi. Ir vsio. Tai kad jie ten skambino, nuvarė jau ten tolyje. Nu tai mes čia jau užstrigom, o jie mina ir mina savo, mina ir mina. Tai va, ačiū Chebra, kad palaukėt, kas žiūrėsit video iš pirmo grupso. Linkėjimai jums. Pirmam grupsui nuleis, važiuosim mes patys. Tu jam dapusk ir iškart tegul lėkia jisai. Ten Chebra stovi laukia kažkur ten už posūkio. Pasakėjai ačiū bent jau meistram. Ačiū meistram. Ei, Chebra! Lėčiau biškelį, dar net ne visi iš miško išlindo. Ir biškį prilėtinam, nes aš matau, kad ten net Kasparo dar nesimato. O, lyg tai visi. Va, labai gražiai, tvarkingai. Va, kas nori, labai graži nuotrauka gaunasi, va čia atsisėdat. Bet va dar taip kojytė prieš kojytę būna pastato.
What the fuck? Kažkas nukovė arba pervažiavo, nežinau. Bet tai kaip čia taip atsirado? Važiuojam? Tai aš irgi noriu. Lėtinkit. Ten labai dešrai ištyso. Tu taip iki Vilniaus nuvažiuosi, aš žinai, kur sukt reikia. Žinanti reklama. Jėzus, kas čia darosi per turgus, aš nesuprantu ten. Muštekai yra kokių nors? A tu pas mane klausi. Ai, aš va bandelės ir sūris, man gerai. Kibiniukus valgot? Skanaus. Jie valgo. Ten apsauga nuo vaikų buvo? Jo. Neįveikia. Nu, laukiu komentarų dabar, kad per chujovai čia kažką... Tai viskas zaibys. Pas mane burna užkimšta. O tu prisimeni, nuo kurio pradėjai? Pas mane tai buvo kasetės žvaigždutė viena lūžus. Per pusę lūžo, išsitaškė. Ir aš tik tada sužinojau, kad pasirodo reikia grandinę keist karts nuo karto. Nes čia buvo pas pirmas mano baikas. Nu, pasiruošė jau, ne? Viešą vietą galiu daryti, ką noriu. Gedai, aš suprantu, kad tau labai smagu lėkti. Pirmas kalniukas ir viskas, chebra pabirėjo. Liepia man į priekį varyt kontroliuoti. Galima lėkti? Ne, aš tam ir įlindau čia į priekį. Kaip ta mergina? Dar juda? Juda dar, kalba kažką. Ne, davai biškilėti. Ai, nu van, bus nusukimas į miškus, tai ten galim sustoti ir sulaukti. Pizė, nu vat kaip, kodėl? Nu negi nėra konteinerių. Bet čia šitą rytų pusę tai ypatingai miškai, vat, nu apšikti. Lėtinam. Oi, atsiprašau. Čia aš kaltas, atsiprašau. Pristabdžiau staigiai, išsigandau, kad puls. Neskubam į kalną. Čia krematoriumas iš karto? Chebra ant kalniuko gal sustojam? Nu kaip, Stasy, gyvas? Normaliai dar. Dar ne visi. Kaspariuko nėra. Kaip Adėlė? Dar gyva. Gedai, nespausk. Nes aš jau matau, kaip čia smagiai visiems lekiasi. Gedai 15. Aistė 15. Nu čia jau tikrai lauksim. Aistė turi? Nu kiek pas tave? 7. Nu man dabar tik tai atragavo. 120? 167.
Bet kietas, nesveikas. Marius tai atsipūtęs, 120 pulsas. Tai pas visus čia. Bet dar keiktis nemokė, ne? Išmoksti. Jau nebegali. Tai judam. Jau gal pailsėjot biškelį. 30 kg liko. Tai netiek ir daug. Neminkit nuo kalno. Va, atstatykit už pakaliuką taip. Nu, davai, kas greičiau į kalną. Vasa gravelis gi, blin. Nu, jisai įsibėgėjo. Kiek užkėlė? Gyvas. Spaus! Cirkininkas. Pas jį stabdžių nėra. Žiūrėk. Kaip iki Vilniaus būtų, ne? Norėtum. Wow. Kur jūs varot? Kairė. Nesuprantu, su maršrutu ir... Man atrodo, mes spaudžiam, ne? Ne, labai normaliai. Ne, mes tai normaliai, bet aš įsivaizduoju, kad galui ten jau... Ne, bet tai ten turi maršrutus ir Kasparas, ir Marius. Ne, tai Kasparui aš iškart daviau, kai jisai pažadėjo, kad su fiksu varys. Netikėjau, kad jis gali iki galo damušti maršrutą. Bet panašu, kad vis dėlto damuš. Tomas tai išsipūtęs kaip balionas. Į kalną 25. Ramus tempas. Aistė, ten visai pakvaišus. Neskubėkit. Stop. Ir vis tiek lekiam. Kažkur Kalviškėse yra parduotuvė. Vis tiek gal kažkas tikrai sušalo, gal kažkokios kovos yra aparatas, nežinau. Kasparui, manau, reiktų kažką tai. Nes jau blemba visai jau prastai atrodo. Nu, pavargęs žiauriai, matosi, žiauriai išvargęs jau. Jau net nuotaikos bairių skaldyt nebėra. Tai va, gal jam reiktų kokį ten šokoladuką sukapot ar ką, nes jis, man atrodo, iš vis tuščiom važiuoja. Niekur neturi ką net įsidėti. Kažką imsi? Kažką suvalgė. Kažką reikia, bet... Tau reikia. Nespauskit, iškart Gedas ir Aistė tik į priekį išlindo ir vsio, vidutinis pakilo. Gerai, tegul ten važiuoja. Atsargiai ten tiltelis priekyje bus. Tai arba varom ramiai maršrutu, arba paįvairinam. Reikalauju. Tai varom ramiai, ne? Nu gerai, įkalbėjot. Sugadinot man vakarą, ačiū jums visiems. Tiesiai ten takelis bus. Į dešinę iškart. Kiek švieselių. Kas atsitiko? Ko jūs čia apspitot ją vargšę?
Bet gyva dar krūta, žiūrė. Panašu, kad jie važiuos autobusu. Čia trečias G važiuoja kažkur. Kažkur. Nori 3G? Taip. Kiek pas tą kilometrų jau? 104. Sveikina, šaunuolė. Tai o pačia varuostė yra 3G. Va čia dabar iškart palydėsim kartu. Tu pilnametė? Atsiprašau už klausimą. Gerai, tada galėsim priimti mūsų čiatą. Nes ten... Ar tikrai? Ar tikrai? Bet turėsi dokumento nuotrauką įmest. Ją palydim iki autobuso. Nu parodom, kur autobusas. Tai ką, ačiū tau, kad prisijungiai. Tikiuosi... Patiko? Nu tai su pergalė, su Su šimtinė. pergalė. Dar kartelį. Šaunuolį. Adelė. Mes tave Stravoje matysim, tikiuosi. Blemba, jo, reikia pasiekti. Gerai, viskas. Iki. O mes tiesiai. Dar dvacokas. Tai tu čia atvažiavai dvacoką turėjai. Tai 105 turėsi. Tai ką, pasiplojam. Šaunuoliai. Dar yra siūlymas kebabų kur nors čia netoli. O kaip tavo vardas? Taip. Fainai, dėkui Tomai. Tavo? Donatas. Donatas Artūras, gerai. Jūs irgi? Visio, viskas? Tu, tai kur, apsisprendei? Lazdynų. Iki Lazdynų? Paskui iki Trakų. O, geras. Nu gerai. Irgi iki Lazdynų. A, irgi, tai tu su jais tada? Nu, pabandysiu, bet... Tai ką, dėkui tau, iki. Tai gerai, Mariau, dėkui tau, pagaliau normaliai tu grįžai pas mus, o ne ten kažkur tai su pagaliukais ant sniego. Iki. Davai, Vilnius. Gerai, nu aistė, bliam, monstrą užaugino tave, Arturčikas. Čia neprikuoš, va? Ja. Šaunuolė. Nuvažiuojam Tai vežk, nu. per Taureką. Oho, čia chebros. Oi. Nutinka? Nu, tinka, klausimas, kiek čia lauksim. Gerai, ką ten turim? Bet aš ne taip. Kėličiai galėtų. Aš iki 40. Nu tai va, sekantį kartą su mumis. Su graveliuku aš. Kaip vadinatės? 100 km plius. Jau, viso. Nu tai gerai. Gal kažkaip Tai- nenusplauks aš laiko? Nu gal, nu tai dabar turėtum O tu vandens turi? Jo, tai... Mums tiesiai. Tai gerai, varyk. Nu tai mes laukiam kol tu. Akim tave palydėt. Nu va, Regina priminė, kad reikia tart paskutinį žodį. Nes jau pamiršau, taip kebabai gerai susivirškino, viskas. Jau norisi važiuoti namo prigult. Tai va, raidas visai geras gavosi, fainas, tikrai su oru pataikėm, trasa gera buvo, manau. Labai gera. Patys matėt, buvo viena nauja kėlė, kuria 100 įveikia, tai va, linkėjimai Adeliai. Tai va, nu tai lauksim kitų be prisijungiančių. Visi kiti irgi šaunuoliai buvo. Tai kiti tai ir taip šaunuoliai ten. Jeigu jau ne pirmą kartą 100 mina, tai jau čia viskas. Visi šaunuoliai. Gerai, tai dėkui, kad žiūrėjote ir iki. Iki.